ground and ground, and they said until you drown, they raise you with the ground. Get around the ground and ground, they said until you drown. They'll be around you and around till you can drown in your mind. Sveiki, čia vėlgi muzikinis Rūsys su Dovaru ir kartu su Eltonu, Audriumi. Nuo šiol jį vadinsiu Eltonu. Jis, žinokit, yra Eltonas. Taigi, turime šiandien labai nuostabią grupę, kuri pasirodė muzikinio Rūsio koncerte. Kelintam ten buvo? Kelintas koncertas? Muzikinis Rūsys numeris 2. Taigi, labai puikus pasirodymas, žmonės šėlo, visi šėlo, mes šėlom ir taip toliau. Taigi, grupė Black and Life, jeigu gerai ištariu, ar ne? Taip. Aš esu Tauras, groju mušamaisiais, visą perkusiją ir esu geras muzikantas. Tauras? Ja. Ai, tai reiškia jo solo mačiau, mušamųjų. Tikras lietuvis. Taip, žavioji panelė. Aš esu Eglė. Eglutės karota, eglutės žalia. Ne, šiaip mane Eglė pavadino pagal Rondo dainą ten. Eglė manus. Mes nuotaikingos nuotaikos. Tai va, aš bandau groti bosą. Nu, groju bosą. Bandai, groju. Taip. Bet irgi puikiai muzikantė. Solo buvo tavo koncerte? Jos visą koncertą buvo solo. O. Aš Lukas, esu grupės vokalistas. Groju balso stygomis. Aš esu Slavas, groju gitarą elektrinę ir tiek. Kodėl Dio projektas? Ar tai po mirties buvo? Ne, Dio projekto idėja gimė dar prieš 2 metus, 2008 metų vasarą. Tačiau keitėsi grupės sudėtis kelis kartus ir tiesiog taip gavosi, jog nuo praeitų metų gruodžio jau mes su šito kolektyvu galutinai padarėm programą visą. Po truputėlį, taip, vis pridėdinėjom naujų kūrinių ir dabar jau turim 12 kūrinių repertuarą. Ir čia su Dio mirtim nieko nebuvo visiškai susiję. Ir aplamai netgi apie tą lygą mes sužinojom jau pavėluotai. Jūs čia nieko dėti? Čia mes šiuo atveju nieko dėti. Ir tiesiog taip gavosi. Išverskite savo pavadinimą. Black and Life. Kodėl toks, kodėl taip ir kodėl? Dėl pavadinimo iš tikrųjų net nežinau, kaip čia išėjo, jisai gan buvo greitai sugalvotas. Greitukas, aš buvau tada kaip tik Londone, tai tiesiog parašiau OK. Jo, bet šiaip esmė interpretuoti galima labai įvairiai. Aš interpretuoju šiek tiek vienaip, o Ugniaus interpretacija man taip atrodo yra daugiau tai, kad
Black tai yra tamsa, tarsi jisai pomirtinis gyvenimas, o Life tarsi yra visgi dar ten gyvenimas po mirties. Nu, kažkas tokio. Nežinau, gal jūs turit kažkokias... Tai čia ne juodas gyvenimas, ar ne? Aš sugalvoju. Juodam gyvenime yra vis dėl to kažkas gero. Nu, šviesos, gal. Spėjimas, kodėl lietuvių grupės visos vadinasi nelietuviškais pavadinimais? Lietuviai esame mes. Lotyniškais, angliškais ir taip toliau, bet nelietuviškais. Ir dar tekstai dažniausiai būna nelietuviški. Čia nežinau, reikėtų turbūt paklausti kelių skirtingų grupių nuomonės. Manau, kad kiekvieno kolektyvo nuomonė yra skirtinga ir pasirinkimas yra skirtingas. Bet mes, tarkim, pasirinkom tokį pavadinimą, nes nenorim orientuotis vien į Lietuvos rinką. Dio, o savo turit kažką, tai kažką paruošę, ruošėt ir taip toliau? Turim savo paruošę ir ruošiam šiuo metu porą kūrinių. Tai dabar, kadangi Dio programa praktiškai yra pabaigta, galbūt poros mėnesių bėgiai, jeigu norėsim, sugalvosim tokį surprizą padaryti, vieną kitą dainą dar Dio pridėsim, gal nebe, bet dabar viską orientuojam jau į savo kūrybos muziką ir dabar jau užsiema būtent to. Gal planuojat išleisti albumą ar kažką tokio panašaus? Tai aš manau, kiekviena grupė planuoja išleisti albumą. Bet nesu Dio projekto, ar ne? Ne, nesu Dio projekto. Planuoja, bet išleisit, nes tų planuojančių yra begalis, bet... Audrius planuoja. Laikas parodys, manau. O albumas, kaip minėjot, nebus su Dio leidžiamas, o gal jūs, ta prasme, grojate ir kitose grupėse, ar esat viena susicukravusi grupė, kuri būna vienoj grupėje, ar... Supratote klausimą? Supratom, tai turbūt čia reikėtų kiekvieno paklausti, aš groju tik vienoj grupėje ir tik tai šitoj. Ja, iš esmės geriausias būdas yra groti vienoj grupėje ir mes beveik visi grojam tik tai šitoj grupėje, nes jau visi. Labai gerai. Jo, dabar jau mes grojam visi vienoj grupėje ir taip yra geriausia, nes kai per daugelį grupių mėtasi, tai elementariai negali būti gero rezultato, kokį galėtum pasiekti grodamas vienoj grupėje. Taip kad, čia yra toksai muzikinis moto, bent jau mano, niekada negroti per daugelį grupių, ką daro labai daug Lietuvos muzikantų, todėl kad jie groja visur, tikėdamėsi, kad kažkur galbūt prasisuks geriau ir tenai pasiliks. Taip nereikia daryti. Vadinasi, sėdi vienoje grupėje ir sieki rezultatų ir jį pasieki. Klausimas skamba taip. Ko norėtum, kad koncerte jaustumėsi gerai? Tai kad viskas yra gerai. Viskas gerai? Labai puiku, ar visiems čia gerai? Žmonių? Tau neužtenka čia žmonių, pažiūrėk, kaip jie visi klykia. Prašy, kad jie marėtų. Rėkit! Alaus rėkėtų? Jo. Trūksama, kad jūsų draugai, kad ateitų čia. Čia ateitų, kvieskit kuo daugiau. Čia visi labai draugiški. Visi yra labai savi. Nes aš ir tų vieno kraujo. Daugiau žmonių? Tai pakviesk juos. Tu kur aš čia dabar? Tai go. Kviečiam žmonės! Eikit čia! Lipduką man reikia. Prašau, sakykite, koks tavo vardas? Užsiklyvosiu ant laptopą ir atsivimsiu Audrilą, kaip darosi kriokė. Audrelis! Nesu dar kažkoks išprūsęs muzikaliai. Ir man įdomu, dabar jūs, sakykime, kaip čia Dio, tai jūs grojat coverius, ar kaip suprast? Ar jūs čia kopijuojate tiesiog ir daro tai, ką darė jisai? Realiai mes pradėjom darydami Dio projektą. Susirinkom tam, kad pirmiausia padarytumėm Dio muzikai skirtą projektą. Atliktumėm daugelį jo kūrinių, bet pirmiausia, mes nesam kažkokia tai Dio kopija. Mes tikrai nieko nekopijuojam, nes kiekvienas muzikantas, tikras muzikantas, net jeigu jisai atlieka ne savo kūrinius, jisai pirmiausia turi mokėti juos interpretuoti savaip. Kitaip tariant, tikras menininkas, jisai atlikdamas muziką, jisai ją iš tikrųjų atlieka, o ne perkopijuoja, kaip jau yra atlikta. Norint kopijuoti Dio, tai visų pirma yra neįmanoma, visų antra reikėtų prisiauginti ilgus plaukus, pasidaryti jos garbanuotus, bet vėlgi yra daugybė problemų. Yra netgi užsienio tokių atlikėjų, kur kopijuoja gitaros identiškus garsus gitaristų, yra kur vokalistų identiško balso tembro kopijuoja, tai yra juokinga, bent jau man taip atrodo, todėl kad toks atlikėjas visiškai neturi ateities.